Robotuk, ar žinai, kokia šiandien diena? Šiandien paskutinė metų diena. Rytoj bus naujieji metai. Prie eglutės atėjome palydėti senųjų metų ir sutikti naujųjų. O kas yra tie senieji ir naujieji metai? Naujieji metai daugelį pasaulio šalių ir Lietuvoje švenčiami naktį iš gruodžio 31 į sausio 1. Nuo šios datos pradedami skaičiuoti nauji metai. Naujųjų metų išvakarėse, bent iki vidurnakčio, žmonės nuo seno neidavo gulti ir laukdavo ateinant kitų metų. Jie būdavo įsitikinę, kad pramiegojus tokią svarbią akimirką visus metus nesiseks. Būsi aptingęs, apsnūdęs ar mažiau sėkmės lydimas žmogus. Naujųjų metų rytą būdavo įprasta keltis anksti, antraip visus metus tingėsi. Oho, kaip įdomu. O kelinta šiandien metų diena? Metai turi 365, o keliamieji metai 366 dienas, nes kas 4 metai vasario mėnesį būna 29 dienos. Šiandien yra 365 diena, o rytoj bus 1 kitų metų diena. 7 dienos sudaro savaitę. Maždaug 4 savaitės sudaro mėnesį. 12 mėnesių sudaro metus. Oho, kokia trumpa atrodo diena ir kokie ilgi metai. O kiek jums metų? Man šiemet yra 7 metai, kitąmet bus 8. O man jau dabar 8, kitąmet bus 9. O kaip jūs atrodėte būdami tik 1 metų? Taip mes atrodėme vos gimę. Tokie esame dabar, o šitaip turbūt atrodysime užaugę. Linksmų ir laimingų naujųjų metų! Linksmų ir laimingų. Valio! Uhu! Puiku!